VMI ir įmonės finansai, ką privalo žinoti kiekvienas vadovas ir buhalteris. Vienas iš pagrindinių teisės aktų, kuris reglamentuoja mokesčių administravimą, yra mokesčių administravimo įstatymas. Ir mes turim 106 straipsnį mokestinės ir nemokestinės nepriemokų priverstinės išieškojimas, kuris nustato, kokiais būdais gali būti išieškoma mokestinė nepriemoka. Medžiagoje mes matom, kad 106 straipsnio nauja redakcija, kuri pateikta medžiagoje, įsigalios nuo kitų metų birželio 30 dienos. Tai yra iš esmės lieka apie metai, kol įsigalios nauja redakcija. Tačiau jeigu pasižiūrėsim dabar galiojančią redakciją, mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai tie patys. Tai yra, kai įsigalios nauja redakcija, niekas nepasikeis, kalbant apie mokestinės nepriemokos išieškojimo būdus. Tačiau straipsnis papildytas nauja informacija ir su kuo tai yra susiję? Tai yra susiję su tuo, kad buvo priimti teisės aktų pakeitimai dar praeitais metais, pagal kuriuos valstybinė mokesčių inspekcijai suteikiama teisė administruoti tokias į valstybės biudžetą nemokestinės prievolės, ekonominė piniginė sankcija, teismo priteista suma, procesinė bauda, teismų baudžiamajam kodekse nustatytais atvejais paskirta bauda už nusikalstamą veiklą. Tai yra nuo kitų metų, nuo sekančių metų vasaros VMI pavedama atlikti ir nemokestinių prievolių administravimo funkcijas. Nes yra skirtumas mokestinės prievolės, tai yra laiku sumokėti mokesčiai, su mokesčiu susijusios sumos ir todėl mes galim turėti mokesčio nepriemoką, mokestinę nepriemoką ir jų išieškojimą tai VMI jau seniai vykdo, tačiau nuo kitų metų atsiranda, kad ir nemokestinės prievolės administruoja VMI, tai yra vykdo šitų prievolių apskaitą, įskaitimo, sumokėjimo išdėstymą, priverstinį išieškojimo inicijavimą, vykdo priežiūrą ir sustabdymą, priverstinį išieškotų sumų paskirstymą, administracinio įžengimo, civilinio proceso kodekso, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo kodeksų ir mokesčio administravimo nustatyta tvarka. Taip pat VMI suteikiama teisė išieškoti iš asmens sąskaitoje esančių lėšų ir taikyti turto areštą. Taigi VMI bus suteikta teisė išieškant baudas nuo kitų metų už administracinius nusižengimus, ekonominės piniginės sankcijas, baudas už nusikalstamas veikas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, taikyti mokesčio administravimo įstatyme 95 straipsnė nustatyta prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė turto areštą. Taip pat pakeitimai suvienodintas priverstinės išieškojimas iš asmens sąskaitose esančių lėšų ir turto. Tai siekiant teisinio reglamentavimo aiškumo, iš esmės suvienodinamas mokestinių ir nemokestinių prievolių administravimo procesas, įskaitant priverstinį išieškojimą. Taigi nuo kitų metų prievolės tiek mokestinės, kas dabar vykdoma, tiek nemokestinės, kaip ir minėjau, ekonominės piniginės sankcijos, teismo priteistos sumos, procesinės baudos, baudžiamajam kodekse paskirtos baudos už nusikalstamą veikas administruos VMI. Ir būtent apie tai ir kalba nauja redakcija 106 straipsnio. Tai mokestinė nepriemoka, kaip ir buvo, taip ir dabar išieškoma duodant kredito mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitų, pateikiant laiduoto arba garantų reikalavimą vykdyti mokesčių mokėtojo prievolę ir už mokesčio mokėtojo sumokėti mokestinę nepriemoką, duoti kredito mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigom nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš laiduoto arba garanto sąskaitų, priimant sprendimą dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojų laiduoto arba garanto turto, priimant sprendimą dėl priverstinės mokestinės nepriemokos užtikrintos priverstinė hipotekai keitimo, išieškojimo iš įkeisto turto. Kodėl mes dabar apie tai kalbam? Todėl, kad kitas dokumentas priverstinio išieškojimo ir užtikrinimo priemonių taikymo tvarkos aprašas
įsigaliojo nuo šių metų Liepos 1 dienos. Tai nuo Liepos 1 dienos mes turim priverstinio išieškojimo ir užtikrinimo priemonių taikymo tvarkos aprašą, kuris nustato mokestinės nepriemokos, baudų už administracinius nusižengimus, teismų valstybės naudai priteistų ir kitų institucijų paskirtų sumų užsienio mokesčio administratoriaus prašymai išieškoti nurodytų sumų, administruojamų mokesčio administravimo įstatymų nustatyta tvarka, išieškojimo užtikrinimo priemonių taikymo bei veiksmų susijusių su valstybių mokesčių inspekcijos administruojamo prievolių išieškojimo atlikimo tvarka. Šitas aprašas įsigalioja nuo Liepos 1 dienos. Jis taikomas šiai dienai išieškomom mokestinėms nepriemokoms, tai yra mokesčiai ir su jais susijusios sumos, o nuo kitų metų, kai įsigalios 106 straipsnio kitos dalis, tas pats aprašas bus taikomas ir nemokestiniam prievoliam. Kaip ir minėjau, teismo priteistom sumom, procesiniam baudom ir panašiai. Todėl pravartu susipažinti su šito aprašu jau dabar. Taigi pagrindiniai dalykai priverstinės išieškojimas. Dabar tai yra vykdoma, kai mes kalbam apie laiku nesumokėtus mokesčius, o nuo kitų metų tai bus taikoma ir nemokestiniams prievoliams. Taigi, pagal 105 straipsnį įsigijus teisę priverstinai išieškoti nepriemoką, VMI mokesčių mokėtojai pateikia pranešimą apie turimą nepriemoką arba raginimą. Yra skirtumas, vienais atvejais pranešimas siunčiamas, kitais atvejais siunčiamas raginimas. Suėjus raginime arba pranešime nustatytam terminui, jeigu mokestinė nepriemoka nesumokėta, VMI per 30 dienų priima nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos, ir kuris kredito arba elektroninių pinigų įstaigoms pateikiamas per pinigų lėšų apribojimo informacinę sistemą PLAIS ir vykdomas pagal civilinio proceso kodeksą, per 30 dienų nuo nurašymo nurodymo pateikimo PLAIS dienos nepavykus išieškoti mokestinės nepriemokos, VMI priima vieną iš sprendimų. Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, ir toks sprendimas perduodamas vykdyti antstoliui, arba sprendimą išieškoti mokesčio mokėtojo mokestinę nepriemoką išlaiduotojo garanto turto irgi perduoda antstoliams. Ir jeigu mokestinės prievolės vykdymas užtikrintas priverstinė hipoteka įkeitimu, VMI priima sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką užtikrintą sutartinę priverstinę hipoteką įkeitimą iš įkeisto turto, kurio duomenys per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui per sistemas irgi perdodami vykdyti antstoliui. Taigi išieškojimą iš turto vykdo antstoliai. Dabar pagal aprašą. Nepriemokos išieškojimas kada sustabdomas. Kai kyla mokestinis ginčas, kai sudaroma mokestinės paskolos sutartis, tai yra reglamentoja irgi atskiros tvarkos, kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės pagal civilinį kodeksą, arba teisme yra priimtas pareiškimas dėl juridinio asmens nemokumo arba fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Kai mes kalbam apie mokestinę nepriemoką ir kitais metais bus baudos už administracinių nusižengimų, tai priverstinės išieškojimas gali būti sustabdomas, kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimo, kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą perimti mokestinę nepriemoką, kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atleisti nuo baudų ir delspinigių, kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą nevykdyti mokestinės nepriemokos išieškojimo neilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui ir yra aplinkybės atitinkančias protingumo ir ekonominio tikslingumo kriterijus. Šitais atvejais priverstinės išieškojimas gali būti stabdomas. Kada priverstinės išieškojimas nutraukiamas, kai prievolė įvykdoma, kaip jinai gali būti įvykdoma, kai sumos sumokamos. Arba užskaitomos iš permokų.
Arba kai mokesčio mokėtojos mokestinė nepriemoka perima trečiasis asmuo, irgi taip galima, civilinis kodeksas leidžia, kad už skolininką sumokės trečiasis asmuo. Arba kada priverstinės išieškojimas nutraukiamas, panaikinta bauda, mokesčių mokėtojas patikslina deklaracijas ir mokestinės nepriemokas nebelieka, perskaičiuoja mokesčius, juridinis asmuo likviduotas, iškelta juridinio asmens nemokumo arba fizinio asmens bankroto byla, išieškotojas ir skolininkas sutampa, fizinis asmuo mirė ir nėra galimybės padengti mokestinės nepriemokos iš mirusio asmens palikimo, suėjo baudos už administracinio įžengimo priverstinį išieškojimas netes terminas, nurodytas administracinio įžengimo kodekse, ir mokesčio mokėtojas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. Tokiais būdais nutraukiamas priverstinės išieškojimas. Į ką reikia atkreipti dėmesį? Jeigu yra pagrindas taikyti mokestinės nepriemokos įvykdymo užtikrinimo priemonės turto areštą ir priverstinę hipoteką arba keitimo, prioritetas teikiamas priverstinė hipoteka arba keitimai. Priverstinė hipoteka gali būti taikoma mokesčių mokėtojui juridiniam asmeniui, pavyzdžiui, jeigu jo nesumokėta mokestinė nepriemoka viršė 5000 eurus. Mokestinė nepriemoka tai yra mokestis ir su juo susijusios sumos. VMI nustačius, kad mokesčių mokėtojas vengia mokėti mokesčius ir su kitais kreditoriais atsiskaito grinais pinigais, per 5 dienas nuo šito aplinkybių paaiškėjimo duoda nurodymą mokesčių mokėtojui laikinai iki 1 metų su juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti, išmokėti arba gauti pinigus tik negrinais pinigais. VMI nustačius, kad mokesčių mokėtojas turėdamas mokestinę nepriemoką atsiskaitė su kitais kreditoriais, pažeisdamas civilinio kodekso 6.930.1 straipsnį numatytą atsiskaitimų grinais ir negrinais pinigais eiliškumą teismui pateikia pareiškimą dėl administracinės atsakomybės pagal administracinio žengimo kodeksą 120 straipsnį. O šitas straipsnis nustato, kad kreditorių teisių pažeidimų, pavyzdžiui, kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiams asmenims nuo 1400 iki 3000 eurų. Pakartotinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 2700 iki 6000 eurų. Taip pat, siekdami nustatyti mokesčių mokėtojų turinčių mokestinę nepriemoką atsiskaitymą su biudžetu galimybės, VMI valstybės tarnautojai vykdantis išieškojimo funkcijas gali lygiagrečiai atlikti mokesčių mokėtojų operatyvus patikrinimus. Jeigu mokestinės nepriemokas išieškojimas iš sąskaitose esančių lėšų arba turto nerezultatyvus, tai mokesčių mokėtojų sulaukia priminimo apie pareigą sumokėti mokesčius, nesumokėjęs priminimą nurodytų sumų, jeigu likusi nesumokėta priminimą nurodyta mokesčių suma yra neviršinti 400 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio, tai mokesčių mokėtojas traukiamas administracinę atsakomybę pagal administracinį nusižengimo kodeksą. O jeigu viršė 400 bazinių bausmių arba nuobaudų dydžių, tai mokesčių mokėtojas traukiamas baudžiamom atsakomybėm. Vienas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis yra 50 eurų. Nustačiusi, kad mokestinės nepriemokos išieškoti iš juridinio asmens nepavyksta ir mokesčių mokėtojas nemokus, VMI inicijuoja nemokumo procesą. O nustačius administracinio nusižengimo arba baudžiamosios veiklos požymius, VMI atitinkamai inicijuoja baudos už administracinį nusižengimą skyrimą, kreipiasi iki teisminė tyrimo institucijos dėl veikų ištyrimo, perduodama turimą informaciją, kuri galimai patvirtina baudžiamųjų veikų padarymą arba taiko kitus kreditorių teisių gynimo būdus. Taigi, nuo kitų metų birželio 30 įsigaliojo mokesčių administravimo 106 straipsnio nauja redakcija, kuri kalba apie mokestinės ir nemokestinės nepriemokų priverstinį išieškojimą ir, kaip ir minėjau,
prisidės nuo kitų metų, VMI administruos ekonominės piniginės sankcijas, teismo priteistas sumas, procesinės baudas ir baudžiamajam kodekse paskirtas baudas. O kaip tai bus daroma, tvarkos aprašas įsigaliojo nuo šių metų Liepos 1 dienos, nes pagal šitą aprašą šiai dienai priverstinai išieškomos mokestinės nepriemokos, tai yra mokestis ir su juo susijusios sumos. Detaliau šitas aprašas aptartas 74 Pačiolio didžiajam seminare, jam yra skirtas atskiras klausimas ir kituose mūsų seminaruose mes taipogi apie tai kalbėsim ir aiškinsimės toliau.